73 tėvo mokymas atsakymas į Jurgitos klausimą, kas yra kūryba, perteiktas per gyvasias pamaldas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje 2009 gegužės 23. Algimantas. Mylimas tėve, aš esu pasirengęs tavo mokymą perteikti, atsakant į sielos sesės Jurgitos klausimą, kas yra kūryba, iš kur ji gimsta, kokia jos prasmė ir ką ji reiškia. Tėvas. Mano mylimieji vaikai, jūs šlovinate mus, mes šloviname jūs. Jūs ir mes esame suvienyti dvasioje kaip viena. Dėl to atsiverdami mums ar man, jūs tuo pačiu metu atsiveriate ir vienas kitam. Jūs atsiveriate ir pajuntate, iš tikrųjų jūs esate gyvi. Jūs nesate vien tik tai vaikščiojantis ir fiziniu žvilgsniu matomi pavidalai, sugebantys keisti savo buvimo vietą, pasinaudodami savo laisvos valios priimtais sprendimais. Jūs esate iš tikrųjų tie nematomi. Mums jūsų suteikti amžinieji jūsų tikrieji aš. Ir kada jūs tampate tuo tikruoju aš, jūs ir dalyvaujate mūsų bendroje kūryboje. Kūryba tai tikrovė. Tai nėra tikrovės vaizdavimas. Tai nėra tikrovės atspindys, kaip įpratę pateikti jūsų menininkai, kritikai, kurie žvelgdami į paveikslą ar klausydamiesi muzikos kūrinių, mėgina samprotauti, jog tai yra atspindys tikrovės, tai yra fantazijos polėkis. Kūryba tai nėra fantazijos polėkis. Kūryba tai yra pati tikrovė. Tikrovė. Ji neturi baigtinės spalvos ir garsų gamos. Tikrovė yra visą laiką judėjime, virpesyje, keitimėsi. Ir šitoji kaita yra begalinė ir amžina. Ir jūs dalyvaudami joje kūrėte save, savo tikrąjį aš. Ir šitas tikrasis aš suranda vis atitinkamą ir tikrą vietą šitoje tikrovėje. Kad jis galėtų šitoje tikrovėje prisidėti savo tikruoju atsiskleidimu. Tai ir yra jūsų kūryba. Jūs turite harmonizuotis su tikrovė. Jūs negalite šito pasiekti be gyvo ryšio su mumis. Tik tai gyvame ryšyje jūs ir tampate tuo, ką aš esu sumanęs jums tapti per visą amžinybę. Jūs niekada nepasieksite savo tikrojo aš baigtinio pasireiškimo, nes po kiekvieno užbaigto savojo aš tikro kūrybinio pasireiškimo aš jums suteikiu naują žingsnelį pasireikšti jūsų naujų aspektu, koks dar per visą praeities nužengtą kelią jumise nebuvo pasireiškęs ir jūs vėl kursite savo naująjį aspektą. Jūs tuo pačiu atsiskleisite savo tikruoju aš ir tuo pačiu jūs tapsite tos tikrovės nuostabaus ornamento dar viena gyva, įjausta į šitą ornamentą meilės ir šviesos išraišką. Todėl žvelkite į kūrybą kaip į savo tikrojo aš tapimą. Aktualu. Iš potencialo jūs tampate aktualu. Iš to, kas numatyta jums, jūs tampate tuo, kuo jūs esate. Pagal mano sumanytą su lygiaverčiais dviem Rojaus Trejybės partneriais evoliucijos planą. Jums kiekviena akimirka yra numatyta, kaip jūs galite pasireikšti savo tikruoju aš. Tačiau jūs turite ir laisvą valią. Jūs galite atsisakyti tapti savo tikruoju aš ir pasirinkti savo sprendimą, kuris gali netitikti manosios valios, nes jūs turite iš manęs padovanotą savąją laisvą valią. Jeigu jūs pasirenkate manosios valios vykdymą, jūs kūrėte savo tikrąjį aš. Ir šitoje kūryboje jūs jaučiate paramą iš manęs. Tada jūsų siela išskleidžia sparnus ir nori dainuoti šlovės himnus mums. Ji pasireiškia savo kasdienę veiklą. Toji veikla gali atsiskleisti kūrybiniais darbais, kuriuos mato kiti jūsų sielos broliai ir sesės, kurie dar mums nėra atsivėrę. Ir jie vertina jūs pagal jūsų darbus. Jūsų darbai gali būti materialūs darbai, taip pat tai bus jūsų kūryba. Jūsų darbai gali tapti net ir tarpiniais tarp jūsų būsimojo pavidalo, sielos tapatybės išraiška
ir dabartinio turinčio materialų apvalkalą. Tai jūsų poezija. Ji užima tarpinę grandį, kur neužtenka ją išreikšti materialios aplinkos. Ji kyla aukščiau. Siela, išskleisdusi laisvame skrydyje mano meilės srovėse savo vis labiau stiprėjančius sparnus, suranda tokių metaforų, palyginimų, kurių šiaip neatsivėręs man, mano vaikas negali surasti. Ir to vaiko poezija apsunksta, ji tampa įvairi forma, bet jai stinga gyvasties, jai stinga gyvo turinio. Abu mano vaikai vienodai yra mylimi, bet vienas atsivėręs man tampa tikruoju savuoju aš ir tuo pačiu tampa sukūrę save ir savo išraišką, poetinę išraišką. Lygiai taip pat jis tampa tikruoju aš. Ne forma, bet savo tikruoju užpildytų virpesių turiniu. Todėl į kūrybą jūs turite žvelgti kaip į procesą, kuriame keičiasi tikrovė. O tikrovę keičiate kiekvienas iš jūsų, tapdami savo tikruoju aš. Ir dėl to kiekvienas jūsų naujas sprendimas kūrė jūsų kitą aš, kurį šiandien dar nėra pasireiškęs, bet pasireikš, kada jūs tapsite tikruoju aš šiandien. Tikrasis jūsų aš pasireikš rytoj, jau naujų pavidalu, nauja išraiškos forma. Tikrovė neturi pabaigos laiko atžvilgiu, todėl kūryba yra amžina. Ką jūs laikote kūryba, tai yra jūsų materialios išraiškos, įvairios tos išraiškos formos. Tai yra pati žemiausio jūsų samprata, kas yra kūryba. Nuo šiol į kūrybą jūs žvelkite kaip į jūsų pačių tikrojo aš tapimą manojoje tikrovėje, vykdant mano valią iš meilės man ir panaudojant jūsų laisvą valią, gautą iš manęs. Štai tada jūs tapsite bendrakūrėjai su mumis. Jūs pajausite, kaip keičiasi jūsų išraiškos formos, net ir įprastinėje žmogiškąją sampratą kūryboje. Nesvarbu, kokia veikla jūs be užsiimtumėte. Jūs kuriate, ardami žemę, sėdami grūdą, nuimdami derlių, maldami grūdas. Jūs kuriate, jeigu viską darote su meile ir iš meilės ir visų labui. Šitaip jūs tampate bendrakūrėjai su mumis, nes aš esu kūrėjas ir jūs mane taip pat vadinate kūrėju. Tai kūrėjas ir užsiima kūryba. Manoji kūryba yra tikrovė. Jūsų kūryba yra jūsų tikrasis aš toje tikrovėje. Kurkite savąjį aš ir jūsų žiedai sužydės tokiomis spalvomis ir tokiais vaisiais savo sielos broliams ir sesėms, apie kurio šiandien jūs negalite net ir pačiose lakiausiose fantazijose įsivaizduoti. Jūs turite iš mūsų suteiktas visas tas galimybes, kuriomis galite naudotis. Jūs turite savyje patalpintą tokį dvasinį užtaisą, kuris nėra panaudojamas vien dėl jūsų menko pasitikėjimo manimi. Atsiremkite į mane, pasitikėkite manimi ir šitas užtaisas vis labiau ir labiau pradės išsiskleisti jūsų kūrybiniais vaisiais, kuriuos dalinsite savo sielos broliams ir sesėms. Jūs nesate tie, kurie galėtumėte pasakyti, aš nekūrybingas, taikydami savo. Jūs visi ir kiekvienas esate kūrybingi, jūs kuriate, jeigu šito trokšta jūsų siela. Noro kurti aš jums negaliu suteikti. Aš jums suteikiu visas priemonės išsiskleisti jūsų tikrajam aš, kuriančiam save. Bet norą šitą jūs turite pareikšti patys, kiekvienas asmeniškai. Už jūs aš šito padaryti negaliu. Aš jums suteikiau viską, kas jums reikalinga. Tai jūsų kūrybinės dirbtuvės, visa kūrinyje, visos priemonės, teptukai, popierius, gaidos. Jūs turite. Tai yra mano jums padovanota dvasia. Tai yra visa serafimų armija, tai yra tarpinių būtybių pagalba, yra energijos reguliuotojai, fiziniai kontrolieriai, kurie taip pat manipuliuoja energiją ir jie prieinami kiekvienam atsivėrusiam man ir siekiančiam visumos labui pašvęsti save ir kurti. Tai yra jūsų kūrybinės dirbtuvės ir darbo priemonės. Ir jos yra gyvos.
nes jūs esate gyvi mano vaikai. Ir jūs kūrėte ne negyvoje drobėje, jūs kūrėte gyvoje tikrovėje drauge su manimi. Kurkite, kurkite save, kokius aš jūs sumaniau. Juk ir jūs sakote, kad aš jūs sukūriau pagal savo atvaizdą. Todėl ir parodykite savo šitą sampratą kūryboje, kad jūs tikrai esate panašus į mane. Kurkite iš meilės, su meilė ir meilėje. Algimantas. Ačiū tau už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Kokiu milžinišku laipsniu šis tėvo mokymas išplečia mūsų sampratą apie kūrybą, kurią mes iki šiol taip siaurai suprasdavome. O kūrėjais laikėme vien tik menininkus. O mesgi visi esame kūrėjai. Argi tai nenuostabu? Šis mokymas sustiprins kiekvieną nuoširdų mūsų sielos brolį ir sesę. Akimirkos amžinybė. Rojaus Trybės apreiškimų 1 knyga.